Ir nėra kūrybai pabaigos. Sveiki, su jumis Rasa Sagė ir tinklalaidė kūrybiškiems žmonėms. Tai 6. tinklalaidės epizodas, kuriame lankomės Klaipėdoje svečiuose pas rašytoją, vertėją, lietuvių kalbos mokytoją Nijolę Kliukaitę Kepenienę. Tai yra unikali moteris kūrėja, kuri parašė ir išleido net 35 knygas, tačiau rašo ji ne nuo pat kūdikystės, kaip pati sako. Taip pat ji užaugino 3 dukras ir neseniai prieš metus tapo Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkė. Kaip jai tai pavyksta, kaip įmanoma suderinti produktyvią kūrybą, darbą ir šeimą. Visą tai netrukus išgirsite iš pačios Nijolės, o tinklalaidės galite klausyti reguliariai kas antrą pirmadienį. Visose podcastų klausymosi programėlėse, YouTube ir mano tinklaraštyje apie santykius.lt. Labai dėkoju, kad klausote, dėkoju Patreonams už paramą ir kągi, keliamės į Klaipėdą. Labą dieną, Nijolė. Labą dieną, Rasa. Na, turiu prisipažinti, kai jūs sutikot pakalbėti šiai tinklalaidei, aš šiek tiek jaudinausi ir galvojau, ko čia man jūsų paklausti, arba tiksliau, kaip užduoti teisingus klausimus žmogui, kuris parašė begalę knygų, kuris gavo įvairiausių apdovanojimų už savo knygas, kuris visą gyvenimą rašo, kuria ir iš tikrųjų yra labai, kaip pasakyti, nusipelnęs. Bet paskui pradėjau ieškoti apie jūsų informacijos, skaityti jūsų interviu, jų radau tikrai nemažai ir supratau, kad nėra ko man jaudintis, nes... Aišku, kad nėra. Nes aš iš tiesų supratau, kad jūs esate paprastas žmogus, kaip ir mes visi, tik tai žinot, kaip būna, jeigu žmogus kažką gyvenime yra pasiekęs daugiau negu kiti, tai kitiem atrodo, jis yra kažkoks Dievo pateptasis, ypatingas ir tarsi prie jo net negalima prieiti. Tai aišku, labai dėkoju, kad sutikot pasikalbėti. Na ir toks pirmas klausimas būtų, kaip jums tai pavyksta, būnant moterim, užauginus 3 dukras, ar ne, parašyti tiek daug knygų. Aš suskaičiavau 35 knygas. Ar teisingai suskaičiavau? Turbūt panašiai ir bus, nes kada čia skaičiavo, tai buvo 33, tai turbūt dabar dar 2 atsirado. Bet nežinau, iš tikrųjų, taigi jau senokai rašau. Nors nerašau nuo pat vaikystės, nuo kūdikystės ir iš pradžių pradėjau rašyti, tai irgi aš, kai jūs paklausėte, kai sužinojau, kad mes kalbėsimės būtent apie kūrybą, tai pradėjau galvoti, ką aš čia tokio protingo galėčiau pasakyti ir supratau, kad nieko labai protingo, nes iš tikrųjų manau, kad pati čia pristatėt mane kaip kažkokią ten labai daug pasiekusią, bet man taip tikrai neatrodo. Ir aš tai pradėjau galvoti, kuo iš tikrųjų galėčiau iš savo tų rašinių džiaugtis ir didžiuotis. Tai supratau, kad iš tikrųjų tai yra vienintelė knyga, kurią tikrai labai labai myliu. Tai mano Džiovintas debesėlis. Ir jinai pasirodė vos ne pirmoji. Ir tai buvo būtent knyga, kurią rašiau vaikams. Ir savo vaikams sekiau pasakas ir tada pradėjau jas užrašinėti. Ir tas turbūt, man atrodo, kad vis tiek tas artumas su vaiku ir tas aiškus toks ryšys ir žinojimas, kam tu seki, ką nori pasakyti tuo metu. Tai vat ir tas rezultatas toks. O visa kita tai tokie daugiau žaidimai, man atrodo, iš tikrųjų iš tų romanų, tai turbūt nėra nei vieno, kurį būčiau tikrai labai dabar, bet kurį vertinčiau pati. Man atrodo, vieną aš dabar rašau ir baigiau jau rašyti, bet kažkaip tai nelabai galbūt dar leidyklos jį vertina ir jisai dar guli leidykloje, tai dar mes pasižiūrėsim. Bet galbūt tas mano vertinimas ir yra dar kol kas tik tai, toks, kai žinote, paskutinis kūrinys ir atrodo, kad dabar jau čia padariau, bet paskaitai po kelerių metų ir atrodo, kad nieko čia gero tu ir nepadarei. Tai va taip, o kaip aš suspėju? Tai, visą laiką, kai sakau, pradėjau, kad pavyzdžiui, rašyti tiem vaikams, iš pradžių pradėjome mes kartu, aš sekiau pasakas, sekdavau prieš miegą, po to galvodavau, o šitą visai nieko galima būtų ir užrašyti ir pasižiūrėti, kas čia, gal dar kas norės jas paskaityti. Tai taip užsižaidžiau, kad po to pradėjau
Pavyzdžiui, dukrai išvažiavus į Angliją, tai aš labai labai liūdėjau ir tada jau pradėjau savo pasakas rašyti. Tai pavyzdžiui, tokios kaip Verpėjėlė tenai arba Baltų ženklai, tai yra tokios liūdnos, ilgos ir čia jau jos grinai man tokios, jos tiesiog mane gydė. O rašymas jau tapo tokia būtinybė, tiesiog, nežinau, gal čia kaip meditacija kokia, gal kažkoks kaip būdas išreikšti save. Dabar, pavyzdžiui, tikrai esu labai užsiėmus, dabar ir mokykla, ir tie pirmininkės tos pareigos, ir visokių tų reikalų tikrai labai daug, visokių tų rašymas, visokių popierių dalykų ir taip toliau, ir visokie renginiai, tai ir nelabai galiu prisėsti prie to, tiesiog pati su savim pamastyti ir parašyti kažkokį eilėraštį. Tiesiog labai dabar to ilgiuosi ir laukiu tiesiog to laiko, kada tai galės atsitikti. Ir taip pat rašai po truputį ir žiūrėk, kažkas susidėlioja. Iš tiesų, tai man labai įdomi ta vieta, kad jūs nepradėjote rašyti nuo, kaip jūs sakėt, nuo kūdikystės, nes iš tikrųjų tai kažkaip atrodo, kad jeigu žmogus jau yra gimęs būti rašytoju, tarsi jį traukia rašymas, tai jisai jau nuo pat jau kažkaip mažų dienų tas raideles dėlioja ir tos žodžius klijuoja. Ir kaip jūs jautėtės? Ar jūs visada jautėte trauką žodžiui, ar jums tiesiog vaikai, kaip sako, liaudiškai pramušė, pradėjote kūrybinį procesą, nes, pavyzdžiui, man tai buvo toks variantas iš tikrųjų, kad aš kaip pagimdžiau, tada aš pradėjau kurti, anksčiau aš kažkaip ne. Man tai, aš dabar, kai galvoju, taip sakau, kad jau rašyti, tai pavyzdžiui, rašyti taip raštu, tai aš pradėjau tikrai jau tik tai su vaikais. Po to, kai atsirado antroji dukrytė, nes ji labai įdomiai būdavo, sakydavo ten, ir tas pasakas, aš jau sekdavau tas pasakas iš pradžių, skaitydavau savo vaikam tiesiog pasakas, bet pradėjo taip, sakė, tu ir šitą jau skaitei, ten Alisa, Pūkuotuką, viską mes jau čia girdėjom, tai dabar prašau sugalvok man pasaką apie užuolaidą. Bet aš pagalvojau dar tai, kad pavyzdžiui, vėliau, kai prisimenu, pavyzdžiui, savo tą vaikystę, būdavo taip, kad aš turbūt sekdavau savo kažkokius tai, atsimenu, kad einu į muzikos mokyklą savo, ten yra maždaug pusvalandžio kelias ir aš einu savo ir kuriu visokius ten eilėraščius, pasakas tipo savo kažkokias, kažkas ten su kažkuo kalbasi. Ir atsimenu dar irgi, kad mama mane palikdavo, kadangi dirbo ten redakcijoje tokie Valstiečių laikraštis, tai jinai mane palikdavo prie Vilnelės, nes nebuvo kur dėti, aš darželio nelankiau ir tiesiog ten būdavo moterėlės kažkaip tai, kurios ten degindavosi ir aš ten žaisdavau su pienėm savo, kažką paskaitinėdavau ir aš vis kurdavau kažkokias istorijas. Tos pienės ten buvo princesės. Tai jeigu tai žiūrėti kaip į kažkokį tai kūrybą, tokį, tą vidinį. Ir man tikrai nebūdavo visiškai nuobodu. Aš prasėdėdavau ten prie tos Vilnelės visą mamos darbo laiką labai ramiai ir kažkaip tai turėdavau visokių užsiėmimų. Tai gal tas, nežinau, yra jau galbūt pradžia pati tokia kūrybinė. O paskui aš tiesa bandžiau rašyti dienoraštį, kaip visi ten, visos gal mergaitės pradeda kažkada rašyti. Bet paskui, kai mama vieną kartą man pacitavo iš to dienoraščio, tai tiesiog prie pietų stalo, tai aš supratau, kad aš gal geriau to nedarysiu. Ir nustojau. Tai o paskui jau tos pasakos atsirado. Ir dabar, pavyzdžiui, man negėda dalintis su kažkuo, nes tai nėra nebūtinai, tai turi būti kažkas tobulai išgryninta, bet aš manau, kad dalintis reikia savo mintimis ir tai, ką tu iš tikrųjų išgyveni, ką tu galvoji ir šiuo metu ir gali tai ir duoti. Nebūtinai tai turi būti kažkoks absoliučiai tobulas variantas, nes vargu bau ir tokie iš viso būna. Šiaip labai įdomu dėl to, kad tai tarsi toksai yra net nuomonė ir galbūt toks jausmas, kad kūryba yra dalis kančios, nes tu tarsi, daug kas taip sako iš tikrųjų, kad tai yra kūryba, tai per kūrybą tu išreiški savo kančią ir dėl to tai nėra lengva. Pavyzdžiui, man asmeniškai irgi nėra lengva, nes aš atiduodu rašydama, aš tiesiog atiduodu savo energiją, o paskui turiu gulėti ant sofos, pailsėti. Tai aš suprantu, kad jums kūryba yra džiaugsmas, jums visiškai tai nėra jokia kančia ir kažkoks sunkus darbas, ar ne? Kaip čia pasakius, jeigu, pavyzdžiui, iš tikrųjų man yra smagu, kurti labai labai man to reikia, bet jeigu, pavyzdžiui, aš rašau kokias 3 valandas iš eilės, tai man čia jau viskas, maksimumas visiškas
ir tikrai jau po to tu, tikrai toks truputį nuplaukęs pasidarai. Nes aš, pavyzdžiui, iš pradžių atsimenu, kad galėdavau valandą rašyti taip. Paskui jau žiūriu, kad jau 2 galiu. Dabar jau galėčiau, ko gero, tas ir 3 galėčiau, bet jau taip kažkaip, jau tada jautiesi paskui, vis tiek tu kažkaip išsisemi. Tu, jeigu vieną kažką tokio taip darai labai tikrai intensyviai, mastai ir ieškai ten, tu, ieškai, ką tu nori iš savęs, išrasti, ten surasti. Ir dar kas man labai įdomu, kai, pavyzdžiui, rašai kažką, tai iš tikrųjų labai daug ir gauni, nes vien tik tai iš savęs išrašai, ne vien tik tai iš savęs išrašai, bet ir kažkaip tai, ir tau ateina kažkoks supratimas berašant, netikėtai, kažkoks, tas yra pats geriausias dalykas, kada tu rašai ir kažkokios tos mintis, kur, tu visiškai nesitikėjai, bet nuveda kažkur tave, būtent, tokio netikėto pati atrandi. O dėl to dabar, to išrašymo savo irgi dabar čia neseniai mes turėjome susitikimą su Mindaugu Jonu Urbonu, gal jūs žinote, dabar toks jaunas mūsų Klaipėdos rašytojas, ir jisai pristatinėjo savo paskutinę knygą Dzeuso žudymas. Ir po to, kaip aš supratau, ten, jam turbūt ir tas pats susitikimas, kažkaip jisai taip, gal nepajuto artimos sielos, ir po to tokie išsisakymai, kad, tu čia dirbi, ir po to kažkaip tai, ir atrodo ir ta mokykla, ir viskas, ir vardan ko visą tai, galbūt tas pervargimas toks. Tai aš tai pagalvojau, kad, iš tikrųjų, tai mes ta kasdienybė lyg ir vargina ir pervargina, bet dabar aš, pavyzdžiui, pajutau, kad ta kasdienybė ir tas kasdieninis toksai, ta mėsmalė kasdienybės, kaip sakau, nes iš tikrųjų mokykla, po to ten tie visi lėki, kažką ten darai ir duok Dieve prieini ten prie tos knygos, tik tai jau tada tampa šventė. Tai ta mėsmalė iš dalies ir gydo, nes, pavyzdžiui, yra tokių, minčių, kurios tave kankina ir yra tikrai iš tikrųjų kartais labai neproduktyvios ir tiesiog tave, nežinau, stumia į kažkokią bedugnę, o būtent ta kasdienybės ritualai, tie visi tavo darbai visi. Ir jeigu pagaliau tu prieini prie tos kūrybos, dar tai yra grynas, tiesiog, gydymas. Pagalvojau, tą egzistencializmo, kaip sako egzistencialistai, kad, tu gali tai, tu turi tai ištverti, tu gali tai ištverti, bet kai tu pajunti tai, kad tu gali tai ištverti, atsiranda kažkoks tarsi antras kvėpavimas, tarsi tau kažkokia duotybė, kad, kažkoks džiaugsmas ir toks tvirtumas, kad, tu iš tikrųjų gali. Tai tu, jeigu gali tai gal tu gali ir dar daugiau. Bet tas yra man dabar tai dabartinis mano atradimas. Tai iš tikrųjų aš labai dabar tuo džiaugiuosi. Nuostabu. O jūs turite kažkokį savo jau susikloščiusi režimą dienos, kada jūs rašote, ar jūs rašote visada? Nes aš skaičiau vienam interviu, kad jūs rašėte stovėdama eilėj ten prie kažko nusipirkti. Tai toks yra susikūręs jau tarsi visą laiką tas kūryba vyksta, ar jūs jau turit konkrečią darbo dienos valandą, kur yra šventa ir nieks ties negali paliesti? Ne, tokios valandos niekada neturėjau, nes iš tikrųjų, kai yra, 3 dukrytės, dabar jau jos užaugusios, bet tai dabar yra ir anūkai, kuriem irgi yra skiriama laiko ir taip, bet tai, kažkaip tai niekada neturėjau tokios prabangos, kad vien savo rašyti, vien tik tai taip sėdėčiau jau, turiu kartais, aišku, mes visi kartais turime to laiko, pavyzdžiui, vasarą ten kur nors prie jūros, ant smėlio, ten drybsai savo ir tada jau gerovė, tai paskaitai, tai parašai, tai nusimaudai, tai vėl toks visiškas nebuvimas, nežinau, ar esi čia, ar kažkur ne visai prie jūros, ar kaži kur, tada toks visiškas jau tikrai atsipalaidavimas. Bet šiaip tai, iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu man užeina toks noras labai rašyti tą eilėraštį, tai aš jį galiu rašyti ir eilėje prisilkęs ir man tada kažkaip tai ir ištirpsta visa ta eilė ir tie žmonės. Aš nesu taip, kad visiškai nežinočiau, kur aš esu. Kažkokiu šalutiniu matymu aš matau, kur aš esu. Bet tas toksai, gali atsiriboti nuo to, gali atsitolinti. To kažkaip išmokau. O po kelintos knygos arba kokiu momentu savo rašytojo darbe jūs supratote, kad jūs jau esate rašytoja? Nes, žinot, išleisti vieną knygą, tai turbūt dar nėra rašytojo jau tarsi tas kelias. Kada jūs supratote, kad jau tai bus tai, ką jūs darysite visada? Nežinau, iš pradžių kažkada man vis atrodydavo dar tas, rašytoja, tai kažkaip jeigu ir paskambina, pavyzdžiui, ir ten išėjo ten kelios knygos ir jau rašytoja pagaliau stoja į rašytojų sąjungą ir tokie, bet
bet tai atrodė kažkaip tai, iš tikrųjų, taip truputį supurtydavo visada, lyg tai kažkaip tai ne visai man. Bet paskui, kai tu pradedi, tiesiog, ką tu darai, tu rašai ir nieko čia nepaprasto. Ir nežinau, man tai atrodo taip lygiai taip, kaip, dailininkas, pavyzdžiui, jisai yra dailininkas, jisai tapo ir viskas, ir nėra čia ko labai ten, kad sakyti, o aš dailininkas, tai, dailininkas, o tu rašai, vadinasi, kažką jau taip ir rašytojas. Ir nežinau, man taip irgi labai patiko kažkada, kai vienas poetas sakė, melomanas tai jau atseit gerai, o grafomanas tai jau blogai. Tai kažkaip tai aš nežinau, galbūt juk rašai ir, nežinau, ir galbūt gali pasiekti kažkokiu tai didesnių rezultatų, geresnių. Žinokit, bet kai jūs kalbat, tai atrodo viskas taip paprasta, bet aš kaip pagalvoju, man vis tiek yra visiškai, nerealu. Šeima, darbas, jūs dar dirbate mokykloje ir parašyti tiek daug knygų, tai čia, aš nežinau, čia kažkokios super galios, man atrodo, jumise yra net, tai yra tiesiog, aš nežinau, kaip pati rašau, tai aš suprantu, ką tai reiškia. Ne, tikrai yra. Pavyzdžiui, Skučaitė, tai kiek aš žinau, jau ten 90 knygų yra parašiusi, ar net daugiau per savo tą amžių. Bet tai, čia tiesiog tu visą laiką tai darai ir po truputėlį tos knygos kažkaip tai atsiranda. O žiūrėkit, kaip jūsų santykiai su vertinimais, premijos įvertinimai ir, sakykime, kažkokių kritikų nuomonė, kiek jums jinai yra svarbi jūsų kūryboje? Iš tikrųjų, tai kažkaip tai visada mane, nežinau, turbūt mama, kada ji labai kritiškai viską vertindavo tai, ką aš darydavau gyvenime, tai kažkaip aš tos kritikos esu paragavusi nuo pat kūdikystės ir man kažkaip tai jinai nebaisi ir man atrodo netgi kaip tik tokia miela ir sveikintina, jeigu aš išgirstu kritiką, tai aš tikrai nepašiurpstu ir ten nepradedu visų keiksnot ar dar kažką. Iš tikrųjų esu ir girdėjusi tos kritikos tokios, kad kažkas sakė, kad nemoku nei ten tų siužetų kurpti, nei ten kažkur pasimetu, tai dar ten kažkas. Viskogi ten yra aišku, kad netobuli ten tie kūriniai būna, bet man labai patinka, kada konkrečiai pasako iš tikrųjų, kas, pavyzdžiui, kliuvo šiame kūrinyje, kas buvo blogai ir, kas būtent erzino ir kas ten tada yra, kažkokia vis tiek atspirti. Žinoma, tu žinai, kad, nebūtinai tu turi ten viską keisti. Tu, aišku, turi savo matymą, bet, tiesiog kitas žvilgsnis vis tiek yra labai gerai. Tai su kritika aš labai esu susigyvenus, o kai giria, tada gal sudėtingiau, bet ne taip jau ten dažnai giria, tiesą sakant, kad jau ten labai, aš nežinau. Aišku, yra ten tos premijos, bet kad ir dabar Žemaitės premija, aišku, aš tiesiog jaučiuosi dabar šiek tiek, įsipareigojus, kad, vis tiek turiu kažkaip tai, nenuleisti bent jau tos kartelės, kurią pasiekiau savo žodžiu. Ne premijomis, bet tiesiog, tiek, kiek pasieki, kiek pats esi patenkintas. Pavyzdžiui, būna taip, kad, dabar jau aš kažkaip tai išmokau. Anksčiau būdavo, kad parašai eilėraštį ir galvoji, geras iš čia ar blogas, aš ten išgyvenau kažkokį tenai emocinį, tenai kažkokį pakilimą ar jaudulį ir taip toliau, ir aš jau užrašiau, užfiksavau, bet ar jisai geras, aš tikrai negalėjau vertinti. O dabar aš jau žinau, bent jau po kelių dienų paskaitau ir matau, ar jisai geras, ar visai nieko ten gero. Tai, kad pasiektum tą, kad jau tikrai pats savimi esi patenkintas, tai jau yra darbo įdedama. Tiesiog reikia tikrai dirbti. Kaip sako mūsų viena poetė Elena Karnauskaitė, kad tikrai sportininkas kasdieną turi šokinėti per kartelę, tarkim, šuolininkas į aukštį, ir tu kasdieną turi rašyti, nes kitaip, jeigu tu nerašysi, tai ir nebus tų pasiekimų kažkokiu pačiam savo, būtent tos kartelės. Jo, aš irgi girdėjau tokį pasakymą, kad geras rašytojas yra tas, kuris supranta, kada parašo blogai. Ta prasme, jisai pats mato savo rašymo kokybę. O kokia buvo, pavyzdžiui, pati tikrai nuostabiausia ir maloniausia akimirka iš jūsų rašymo gyvenimo? Koks galbūt ar apdovanojimas, ar kažkoks įvykis, ar kažkoks renginys, kur jums tokia šiluma širdyje paliko? Iš tikrųjų, tai labai daug tokių, gal ne apdovanojimas, apdovanojimų kažkaip truputį baisu, baugu, nes kažkur pasijunti, toks Dieve, ir dabar tau dar reikės čia labai protingai kalbėti ir dar čia nenusišnekėti, neduok tu Dieve. Tai tokie, nežinau, apdovanojimai tai jau tokie irgi kaip įpareigojimas, bet labai daug tikrai mielų tokių
jautrių vietų būna tikrai susitikimuose su vaikais. Ir pavyzdžiui, dabar irgi atsimenu, va čia visai neseniai man Šilutėje reikėjo susitikti su vaikais ir mes buvome numatę lyg ir tokį darbinį variantą, kad mes ten rašysime trioletus, nes trioletą tai labai lengva parašyti, yra pirma, antra eilutė, po to kartuojas 1, 4, 7, 2, 8, tai galima tai pažaisti, kad netiek daug tau rašyti, bet tie vaikai buvo mažesni, negu buvo numatyta, na ir iš tikrųjų jie visai nebuvo pasiruošę rašyti. Ir reikėjo tiesiog čia pat vietoje viską sumastyti ir va tas toksai, čia galbūt ir mano vaikai dar mane išdresavo, kad dabar čia pat ir kuri tą pasaką. Ir tiesiog ir tu pradedi galvoti ir tada tave gal kažkur truputį nuneša. Ir irgi aš jam paskaičiau pirmą eilėraštį, atsimenu iš to savo tokio naujo eilėraščių rinkinuko. Ir ten buvo ta plunksna, kuri nukrenta ant pagalvės. Ir pradėjome kurti, kaip dabar ta plunksna, kieno ta plunksna, koks čia tas paukštis, kiekvienas jį matė kitaip. Tai va, ką vaikai tie įsivaizdavo, jie taip tikrai įsijungė į tą žaidimą ir taip įdomiai ten pasakojo, po to aš jau irgi užsimerkus, sakau, dabar mes ten jau kitą, kai mes jau nunešė tas paukštis į kažkokią pievą, nes kitas eilėraštis buvo apie pievą ir ką mes ten matome, ir jie irgi užsimerkė ir po to tiek pripasakojo. Tai va tokių gražių momentų yra tiesiog pačiuose susitikimuose, per susitikimus tuos būna tokių labai smagių. Arba ir kai būtent tu sulauki to atsakomojo ryšio, kada būna kažkokie, būtent tokie edukaciniai galbūt susitikimai, tai kai, pavyzdžiui, irgi su suaugusiais čia rašėme eilėraščius ir jie taip nedrąsiai iš pradžių, bet po to atrandi, ir patys atranda savyje kažkokių tai tokių galių, tai yra tikrai labai smagu tada. O kiek prie jūsų kūrybos prisideda miestas, kuriame jūs gyvenate, ar ne, Klaipėda? Ką jums duoda gyvenimas Klaipėdoje prie jūros? Gyvenimas prie tos jūros, aš nesu ta jūrinė, kuri iš tikrųjų, aš taip supratau, kad aš tikrai negalėčiau rašyti marinistinę kažkokią tai ten literatūrą, nes esu pakrantės gyventojas ir šiaip jau, bet pavyzdžiui, pats šitas kraštas, va dabar tas romanas Ropaus Malimo, tai ir buvo, tai iš tikrųjų man šito krašto žmonės, jie tokie, jie tikrai kitokie, dabar aš jau tą kitoniškumą jau turbūt įsigyvenau į jį ir įsijaučiau ir ta Žemaitija, čia taip viskas irgi tokia, artėja, taip, bet iš pradžių man atrodė, jie tikrai, visai kitokie, ne tokie, kokie mano mieste. Nes Vilniuje kažkaip yra ir galbūt daugiau ir tų Lenkų, ir rusakalbių, ir šiaip ir kita ten atmosfera, kitaip ten viskas yra. Tiesiog atrodo, ta Lietuva tokia nedidelė, o pats miestas yra kitoks. Tai man šitas kraštas dabar ir tie prūsai, ir visas tas jų išnykimas, tai man labai tikrai buvau panirusi irgi ir į tą visą mitologinius tuos dalykus, ir į tą senovę. Dabar truputį iš to neriu jau, bet irgi nuo to krašto tai tikrai dar juo labai domiuosi ir dabar irgi rašau tokį romaną, kur noriu irgi daug Žemaitijos, tiesiog ją pačią išsinagrinėti pati savo. Bet jūs jaučiatės, jūsų gimtinė yra, ta prasme, gimtasis miestas yra Vilnius ar Klaipėda, kaip dabar yra? Ne, mano gimtasis miestas yra Vilnius ir aš čia būtent jau atvažiavau tik tai 25 metų į Klaipėdą. Tai jau dabar daug ilgiau gyvenu Klaipėdoje negu Vilniuje, bet iš tikrųjų tai, kai nuvažiuoju į Vilnių, tai kartais būna neapsakomai gerai, nes tai yra vis tiek tavo gimtinė. Tai net nežinau, ir Klaipėdą myliu, bet net nežinau dabar. Turbūt Vilnius vis tiek yra mano gimtinė ir mano mylimiausias miestas. O tarkime, dabar, aišku, žinau, kad jūs neturit labai daug laiko, tai jau gal ir prie pabaigos einame. Dar aš vieną tokį labai svarbų klausimą turiu, turbūt visiems rašantiems žmonėms, apie santykį su leidyklomis, nes jūs tikrai išleidote įvairiausiose leidyklose savo knygas ir tas buvimas vienoje leidykloje ar tiesiog bendravimas su daugybė leidyklų. Kaip jūsų patirtis yra su leidyklomis? Su leidyklomis yra taip, nežinau, sudėtinga ta patirtis. Šiaip jau, pavyzdžiui, geriausi santykiai tai vis tiek yra su Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, nes kažkaip,
na, jie bent jau ten atsako, kas ir kaip, ir pasišneka, ir nežinau, man taip geriausiai su jais klostosi. O pavyzdžiui, na, su kai kuriom leidyklom tai tik tai, kad perleidimas, pavyzdžiui, Alma Litera, jie džiovinto debesėlio iš karto nepaėmė, sakė, ne, baikit čia jūs ir tie piešiniai kažkokie vaikiški. Tai va čia Klaipėdos leidyklos yra, kurios arti, gal ne tokios išpaikintos ir visai taip kitaip. Ir po to jau tas džiovintas debesėlis, kai tapo tiesiog jau chrestomatiniu ir jį ir dabar dar vis vaikai tebeskaito ir privalomąją literatūrą, tai dabar jie perleido porą sykių. Bet tai vat, nežinau, sudėtingi tie dalykai su tom leidyklom, aišku, ir jom yra labai sunku išgyventi ir jie žiūri turbūt daugiau kas komercinio, kas kažkaip jau tikrai 100% atsiperka. Tai, mylimiausia mano leidykla ir išlieka vis dėlto Rašytojų sąjungos leidykla, nes su jais kažkaip aiškiausiai. Tai turbūt reikia stengtis rašyti kuo daugiau knygų, kaip sakoma, įgusti, užtreniruoti savo raumenis ir tada bendrauti su, tarkime, tokiom rimtesnėm leidyklom, ar ne? Aš tai pagalvojau dabar dėl to, kai dėl to daugiau knygų, tai galvojau, galbūt kai kurių knygų galėjo ir nebūti ir galėjo jos neišeiti, bet antra vertus vis tiek tu gauni tą atsakomąjį ryšį ir vien rašyti ten į stalčių, tai kažkaip tai pagalvojau, kad vis dėlto aš teisingai dariau, kad ir išėjo ir tos knygos. Pavyzdžiui, dėl vienos ten, tai man tikrai sakė, galėjo šitos knygos ir nebūti tokia redaktorė, bet tikrai gal galėjo ir nebūti, bet tai yra, sakau, kad tai galbūt nėra tiesiog, sakau, tobuli, aš dar vis tikiuosi parašyti kažką tikrai labai gero. Vis tiek tas įdirbis jau tų knygų, jau tu dabar bent jau žinai, kažkaip tai neplaukia, jau taip visai, jau kažkaip tai, žinai, bent jau kaip tu organizuoji, jeigu kažką blogai organizuoji, tai žinai, kad reikia keisti. Tai labai ačiū, Nijolė, už pokalbį ir labai ačiū už įkvėpimą, nes tikrai jūsų pavyzdys įkvėpė turbūt kiekvieną kūrėją, kad tikrai yra įmanoma būti produktyviu, gyventi įvairų ir pilnavertišką gyvenimą ir tikrai nereikia aukoti nei šeimos, nei darbo dėl kūrybos, nes viskas yra įmanoma suderinama. Tai labai jūs sveikinu su tuo ir gal kažkokį paskutinį žodį palinkėjimą mūsų klausytojams galite pasakyti. Gerai, bet tas dabar kaip irgi pasakėt, kad kad nereikia aukoti šeimos, ar kad tai aš kaip tik pagalvojau, kadgi ir šeima ir maitina, jeigu ne šeima, tai vargu bau ar aš iš viso būčiau taip ir pradėjus jau ten labai rašyti. Tai juk, bet sakau, ir tos mano dukrytės, ir be to, tas gyvenimas visas, kuris verda aplink tave, jis ir kūrybą maitina. Kiek tu gali rašyti vien iš savęs kažkokius ten tuos išgyvenimus lyrinius, jeigu tu nieko daugiau nedirbsi ir nesidomėsi. Tiesiog, man atrodo, vis tiek darbas irgi ir ta aplinka yra labai svarbu ir ji maitina ir tave, ir kūrybą tiesiog. Tai labai ačiū ir jums už pokalbį, buvo labai smagu ir pačiai prisiminti, kas ir kaip. Ir linkiu visiems irgi, žinoti, kad vis dėlto ieškoti to savojo žodžio. Ir nes tai yra iš tikrųjų labai didelė dovana pačiam savo, nes tas žodis kartais atveria irgi tokias begalinės erdves. Tai tegul ir atveria kiekvienam savo erdvę.